įdarbinimo agentūros, paimkime nuo geležinkelių, dabar iki registrų centro, ką matome, o šiandien tos įmonės duoda milijoninius dividendus į valstybės biudžetą. Tikrai nesinori, kad už mus kažkas tai spręstų. Grupė draugų, susirinkę į teniso klubą, ar į pirtį, kokį politiką reikia sudaužyti. Ar jis čia Nausėdą kopijuoja? Jis netaip kalba. Jis netaip kalba. Ir dabar, ir tą Seimo postį, kur žiūrėjau, tą, atsakymus, jis čia ir lėčiau kalba, ir tos tokios pauzės, netgi žodžiai, tam, ar jis čia Nausėdą kopijuoja? Kas turi teisę kažkur kandidatuoti ir ko būti, ar ne? Ne, taip yra, ir tai buvo. Ir labai retorika rūpintojėlio. Okei. Matot tą foną, tikrai jisai nėra labai palankus, spaudimas yra didžiulis, sėdi kolegų žiniasklaidos, turi būti kritiška ir aš džiaugiuosi, kad tokie yra ir žurnalistai, ir iš didžiosios raidės, bet yra žmonės, kurie tikrai negali žurnalistais vadintis. O, va, šitas čia, kur Davidonytė redakcijos laidoje sakė, kad jis minėjo apie žurnalistai didžiosios raidės ir ne. Tai čia jis skelbė, kad dalyvaus prezidento rinkimuose. Čia 19 metų sausio 17 įrašas. Ir pasikviečia tik savo draugelius žurnalistus, ar tipo kažkokius nori matyti, bet tų, kurie apie jį tyrimus rašo, tų nepasikviečia. Ir jis tada tuos vadina tada žurnalistais, kurie net neturėtų būti net žurnalistai. Holy shit, dabar beje, aš esu sakęs apie žurnalistus iš didžiosios raidės, aš literaliai netgi tą esu sakęs. Tada, kai Celofanas save pradėjo vadinti žurnalistu, jis nėra žurnalistas. Janutienė, techniškai žurnalistė, tegu Bibi graužkit, jin man nėra žurnalistė, šiukšlė jinai yra, ne žurnalistė. Tai aš irgi sakiau, aš vadinu kai kurie yra žurnalistai didžiosios raidės. Čia tikrai taip. Ir aš šituos įdėčiau ir Pancerovą, ir Černiauską, ir Davidonytę, ir turbūt dar ten krūvą kitų aš dėčiau. Makaraitytę ten dėčiau, kur žurnalistai iš didžiosios raidės. Aš nevardinsiu čia visų, dabar aš net neprisiminsiu visų. Kur labai aiškiai rodė darbų, kur jų prioritetai yra ir kokį jie turi standartą faktams, informacijai ir panašiai. Ir tada ateina, žinai, Celofanas ar Janutienė, kur, ten jie tyrimus kabutėse, kai daro, ten pastyčiamas, visiškai, bet kokiam sveikam protui. Tai, man atrodo, validu yra taip sakyti. Bet čia žurnalistai į tave tyrimus daro. Ir jie tada beje teismą, tai jo laimėjo dėl tų informacijos prieinamumo. Ir tu ant jų čia varai? Tai va, čia prasidėjo žurnalistų dūchinimas. Aš žinau, čia prasidėjo. Gal rasim, kad ir visi ten pasisako vieną kitą blogą dalyką apie žurnalistus. Bet jo, kai Žemaitaitis ar Socdemai dabar eina ten Palucką ginti ir varydami ant žurnalistų, kurie daro tyrimus. Skvernelis lygiai tą patį, va, šiek tiek anksčiau. Ir beje, čia pareiškime, kad varysi prezidento, kandidatuosis į prezidento postą. Kam tu ant žurnalistų pradedi varyti va šitokioj vietoj? Ir tada, jo, praeina ten eilė metų, žurnalistais nepasitikė žmonės, tipo. Bet kaip parodė dabar, kad žmonės vis dėlto pasitikė žurnalistais, ko nepasitikė tai skverneliais ar politikais. Žurnalistai savo pasitikėjimą išlaikė. Bet, jo. Aš džiaugiuosi, kad tokie yra ir žurnalistai yra iš didžiosios raidės, bet yra žmonės, kurie tikrai negali žurnalistais vadintis ir tą matau. Ir mano vėlgi asmeninė nuomonė, kurie dalyvauja politikoje, dar daugiau daro, kalbina žmonės ir prašo, kad žurnalistai dalyvauja politikoje, čia literaliai, ką Socdemai sakė apie Tapiną, man atrodo, ar Černiauską ar Tapiną, kai darė tyrimus, kai jie čia dalyvauja politikoje ir, kažkokiu lygiu turbūt, visi mes dalyvaujam politikoje ir jo žurnalistas, jeigu padaro tyrimą ir premjerą kokį nuverčia, tai jie dalyvavo politikoje. Bet kodėl tu tą sakai? Tarsi čia blogai tada būtų? Tu nori pasakyti, kad žurnalistai tie blogi yra neskišas į politiką? Ar tyrimus daro apie tave kažkokį? Ai. Pasakytų kokį nors kompromatą arba atsiprašant išpiltų ant skvernelio, nes tokiu būdu reikia sustabdyti šitą žmogų. Aš kai nieko nebijau. Čia sąmokslas, kad politinis susidorojimas su žurnalistu. Ojei. O. Wow.